Kaip teisingai naudoti šilumos siurblį, oras vanduo, rekuperacinės sistemas, kad nebūtų namuose didelio garso, pakaktų oro, būtų komfortiška šiluma ir vėsa. Pastovi temperatūra ir jos palaikymas tai yra šilumos siurblio uždavinys, kad ekonomiškai ir pastovi palaikyti užduotą temperatūrą. Tai jeigu mes, sakykime, vėlgi kalbam pajūrio, sakykime, problemos, ne, kad čia reikia palaikyti tą temperatūrą, tai jokių būdų neišjunginėti šilumos siurblio, o užstatyti norimą temperatūrą, nesvarbu, ar tai 10 laipsnių, pavyzdžiui, palaikymo gali būti, 80 laipsnių yra palaikymo tokia temperatūra, kuri tikrai rekomenduojame ir kad nesirastų pelėsis ir vėlgi taip toliau, tai reiškia, kad ta temperatūra palaikoma, šilumos siurblys automatiškai ir jo visos programos apie tai žino ir tada dirba pagal tą logiką, tai reiškia naudoti kuo mažiau elektros energijos ir palaikyti užduotą temperatūrą. Tai ir kaip minėjau, su rekuperacinė sistema. Lygiai taip pat, jeigu mes išvažiuojam, paliekam jį bent ant minimumo, kad jisai dirbtų ant minimumo, palaikytų mūsų norimą klimatą, vidaus klimatą ir tada mes neturėsime bėdų su pelėsiu, su blogu oru ten ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitas yra vienas iš svarbiausių dalykų.